Labadiena, šiandien pradedame Vilnelės klinikų tinklalaidę apie sveikatą. Ir svečiuose su mumis gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė. Sveiki, Kristina. Sveiki, Vytautai. Pirmiausia, toks gal keistas klausimas, bet gal ir įdomus visiems. Kodėl tapote endokrinologė? Čia geras klausimas. Dar ir po šiai dienai tikslaus atsakymo tikriausiai aš į šitą klausimą neturiu. Bet man labai įdomi tai yra sritis, nes hormonai valdo mus. Ir nesakau, kad noriu valdyti žmonės, bet noriu suprasti, kas vyksta pirmą su manim pačia ir tada padėti kitiems žmonėm, nes tų patologijų iš endokrininės pusės, iš hormonų pusės yra daug ir tai kiekvieną dieną visi išlenda visokių naujovių, tiek diagnostikoje, tiek gydyme. Tai kiekvieną dieną reikia tobulėti tame, skaityti, domėtis, tai dėl to, kad tai yra labai įdomu. Tai matyti vienas iš šitų aspektų. O kokias ligas gydo endokrinologai? Tai ligas susijusios su hormonais, ar ne? Tai gydom tas ligas, kur organai gamina hormonus, ar ne? Tai pirma, ar ne? Standartinė kasa gamina hormoną insulinas, tai kalbam apie cukrinį diabetą, pirmo tipo, antro tipo cukrinį diabetą, tada populiarioji liga, ar ne, skydliaukė, tai skydliaukė gamina hormoną tiroksiną, tai kas susijęs su skydliaukė. Taip, sunkioji artilerija yra hipofizė, bet tai yra galvos smegenyse esanti liauka, visos endokrinologijos valdovas ir tai pati įdomiausia sritis, manyčiau, visoje endokrinologijoje, nes nuo jos viskas priklauso, tai kas susijęs su hipofizė irgi labai aktualu. Žinoma, kitos liaukos, prieskydinės liaukos atsakingos už kalcio apykaitą, tai su kalcio apykaita susijusias ligas. Taip pat galim kalbėti ir apie lytines liaukas, apie policistinių kiaušidžių sindromus. Tai šitie tokie esminiai stambiausi būtų su liaukom susiję. Labai daug visko. Daug tikrai. Bet jūs paminėjote cukrinį diabetą. Taip. O kodėl dažnai žmonės cukrinį diabetą vadina tyliuoju žudiku? Kodėl tiksliai tyliuoju žudiku, irgi geras klausimas. Dėl to, kad didžioji dalis antro tipo cukrinio diabeto yra nediagnozuota ir pasireiškia vėliau. Tarkim, jeigu žiūrėtume, kaip tas cukrinis diabetas galim jį išskirstyti, ar ne, tai grubiai pirmo tipo cukrinis diabetas dažniausiai jaunam amžiuje atsiranda, ar ne, dėl absoliutaus insulino trūkumo. Žmonės dažnai klausia, pirmo, antro tipo, kas čia per skirtumą? Jie nedažnai sako laipsnis arba dar kaip nors A, B, C pogrupis, tai yra tiesiog pirmas tipas, dažnai jaunam amžiuje, kasa negamina insulino ir tiek, nėra kitos gydymo metodo kaip pagalbinė terapija insulino, ar ne, taip yra naujovių kasos beta ląstelių transplantacijos, bet esmė yra insulino terapija, ar ne. O antras tipas, tai dažniausiai yra vyresnio amžiaus žmonių liga ir atsiranda dėl atsparumo insulinui. Kasa dar gamina insuliną, bet tas insulinas neveikia taip gerai, kaip veikia anksčiau. Dažniausiai žmonės būna su antsvoriu arba nutukę. Tai toks yra aspektas. Ar cukrinį diabetą galima būtų pavadinti gyvensenos liga? Ir taip ir ne, nes dėja, bet šiuolaikinė visuomenė nutukimas ir antsvoris labai didelė rizikoje yra ir tai yra didelė problema. Tas paplitimas, imkime iš tos pusės, yra labai didžiulis ir didžioji dalis pacientų sergančių antro tipo cukriniu diabetu, beveik 86% turi antsvorį arba yra nutukę. Tai tas yra ir tarkim, ar tai yra kasdienė problema, kasdien susiduriam su tuo, taip, iš dalies kasdien ir ypač su tais pacientais, kurie turi tos rizikos veiksnius. Tai kiekvienas žmogus gali susirgti cukriniu diabetu? Tikrai taip. Antro tipo cukrinio diabeto tikrai gali kiekvienas žmogus, skyrus tos, kurie jau serga pirmo tipo cukrinio diabeto. Štai aš turiu 1000 pacientų prisirašysiu, tai kiek pas mane turėtų būti cukrinio diabeto? Labai priklauso nuo to, kokias jos rizikos veiksnius turi. Tai jūs kaip šeimos gydytojas turėtumėt tą patikrą daryti visiems vyresnio amžiaus žmonėms nuo 45 metų amžiaus, tikrinti gliukozės kiekį kraujyje arba daryti gliukozės tolerancijos mėginį. Ir paskui dar kito rizikos veiksniai, šeimoje giminiai buvęs cukrinis diabetas, ar ne, antsvoris nutukimas, policistinės kiaušidės ir eilė yra rizikos veiksnių, kada turėtų būti skrininguojama, tikrinama. Tai labai daug to antro tipo cukrinio diabeto, tam tikrų literatūros duomenų yra net apie 57% antro tipo cukrinio diabeto ir pacientai vaikšto gatvėje ir jie nežino, kad serga. Na gerai, tai kaip atpažinti, kad tau yra cukrinio diabeto požymiai?
Jeigu kalbam apie pirmo tipo cukrinį diabetą, tai klinika yra labai ūmi ir manifestuoja greitai. Labai troškina, žmogus daug geria, daug šlapinasi, krenta svoris, nors daug valgo ir dažniausiai savaitę, dvi, maksimum mėnesis ir jau kreipiasi į gydytojus, kad kažkas negerai. Dažniausiai išprovokuoja kokią nors infekciją prieš tai buvusi ir nustatom, kad žmogus serga cukriniu diabetu, nes jo gliukozės kiekis kraujyje yra labai didelis, o insulino kiekis mažas. O ką reiškia didelis gliukozės kiekis kraujyje? Čia labai yra įvairu. Tai šiaip bendroji sumoja ar ne, jeigu įtariam, jeigu glikemija ryte nevalgus, tai ar cukrus arba glikemija ar ne, tai yra daugiau negu 7, jau ir mums reiktų sunerimti. 7, taip. Mylimoliai. Taip, litre, taip, daugiau negu 7. Bet reikia, kad bent 2 kartus ryte nevalgus cukrus būtų daugiau negu 7. Tai yra ne tą pačią dieną, bet mėnesio laikotarpį. Tai irgi jau būtų diabeto diagnozė. Arba atsitiktinė glikemija daugiau negu 11,1, tai irgi yra požymis. Tai jeigu tiesiog bet kada pasimatuoja žmogus cukrų glikemiją iš venos, ne iš kapiliarinio, ne iš piršto, ir ta glikemija tada 15, ir žmogus ten jau patroškina, jau viskas žmogus serga diabetu, tada reikia tik nustatyti, koks tipas. Tai jeigu vyresnio amžiaus žmogus, tai tikėtina bus antro tipo cukrinis diabetas, jaunesnis, labai tikėtina, kad pirmo tipo cukrinis diabetas. Ir antratipiam, būtent sergantiem antro tipo cukriniu diabetu, jam būdinga, kad ta klinika pasireiškia žymiai vėliau. Ar ne? Jie nejaučia, kad juos troškina, jau kai liga stipriau pasireiškia, mes manifestuoja, tada jos labiau patroškina, patirpsta rankos, kojos, padilkščioja, kitiem padai dega, vadinama polineuropatija, tokie neklasikiniai požymiai. Gali būti, kad, pavyzdžiui, blogai žaizdos gyja įsipjauna ir pūliuoja, ir negyja. Tai irgi diabeto požymis, nes aukštesnė glikemija, bakterijos mėgsta saldžią terpę ir negyja ta žaizdos. Nustemba pacientai, kai jūs sakot, nustačiau jums cukrinį diabetą? Įvairiai, būna labai nuo paciento priklauso. Jeigu paciento šeimoje giminiai buvo sergančių, tai sako, aš jau įtariau, kad man gali būti, nes buvo panašiai, tarkim, mamai ar dar kažkam, arba pasiima ir su giminaičio glikomačiu prietaiso cukrui matuoti iš piršto, pasimatuoja ir nustato savo aukštesnį cukrų. Tai kiti būna, kad nustemba, sako, negali būti, ypač tie pacientai, kurie, tarkim, neturi antsvorio arba nutukimo, bet jų glikemijos yra aukštesnės. Jiem tada būna nuostaba. Kodėl? Mano svoris normalus, aš gerai valgau, už ką? Čia nėra bausmė, bet tiesiog taip organizmas reaguoja. Šiandien kalbame su gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė ir stengiamės išsiaiškinti viską apie endokrininės ligas, bent jau dažniausias. Tai kaip Jūs manot, ar cukrus yra mūsų priešas, kai kalbame apie cukrinį diabetą? Kai kalbam apie cukrinį diabetą, taip, cukrus yra mūsų priešas, ypač rafinuoti cukrai, tai yra tikrai negėris ir aš pacientam iškart rekomenduoju ne taip, kad kritiškai iškart atsisakyti čia ir dabar, bet bent jau palaipsniui, ypač tie, kurie 3-5 šaukštelius cukrus dedasi į kavą ar batą, tai tikrai taip. 3-5 šaukšteliai yra per daug. Ir vienas šaukštelis sergant cukrinį diabetą yra stipriai per daug. Atsisakyti reiktų cukrų ir tiek ir tų atseit gerųjų cukrų ar ne, saldiklių taip pat, jie yra nerekomenduojami, jie kelia glikemiją, pigios kalorijos jokios naudos neduoda ir glikemijos kontroliai neprisideda jie. O diabetą galima išgydyti? Antro tipo cukrinį diabetą tikrai galima išgydyti, liga gali būti kontroliuojama ir išgydoma. Ir pagal endokrinologų rekomendacijas ir draugijos gairės liga gali būti išgydoma, jeigu pacientas be vaistų 6 mėnesius jo toksai rodiklis yra glikozilintas hemoglobinas, kuris rodo iš 3 mėnesius jo cukraus vidurkį yra mažiau negu 6,5%. Galima nustatyti? Taip, tą padarom iš kraujo tyrimų, iš veninio kraujo, imamas kraujukas ir tada nustatomam koks tas rodiklis. Tai jeigu žmogus laikėsi mitybos plano, gyvensenos ar ne, ir jo glikozilintas hemoglobinas nukrito mažiau 6,5, žmogus pasveiko nuo diabeto. Taip, jisai rizikoje yra, bet jisai traktuojama, kad pasveiko. O dar sugrįžkim prie gyvensenos. Tai visgi kokie pagrindiniai principai tos gyvensenos, kurį galėtų saugoti nuo cukrinio diabeto? Ar vėliau susirgus padėti? Tai tiesiog tie lakoniški sveikos mitybos ar ne principai sveikos gyvensenos svarbus aspektas yra miegas, ar ne, tai yra pakankamas miegas ir miego kokybė. O kiek reikia miegoti? Saugusiam žmonėm bent jau nuo 7 iki 9 valandų, mažiau 6 valandų automatiškai didėja rizika susirgti diabetu. Bet sako, neturiu laiko, turiu darbų. Taip, mes dabar esam darbaholikai ir stengiamės pavogti tą laiko sąnaudą iš savęs, bet tai kenkia mūsų sveikatai ir yra klinikinės studijos, kurios rodo tiesioginę koreliaciją su miego stoka ir cukriniu diabetu, mažiau 6 valandų labai blogai, plus
kitas aspektas - didėja svoris, ypač moteriai. Kiekviena pavogta valanda iš savęs miego mums priaugina papildomai beveik 300 gramų kūno svorio, tai tie, kas kovoja su svoriu, tai tiesiog neprimiegodami tą svorį užsiaugimą, tai yra liūdna, geriau pamiegok valandą, plus ir tu numesi 300 gramų, tai valio. Sekantis dalykas, per daug miegoti irgi yra negerai, miegant daugiau negu 10-11 valandų, taip pat rizika yra didėja. Tai miegas, ar ne, gera miego kokybė, prieš miegą nežiūrėti ekranų, tokios rekomendacijos, mesti į padus, viską knygą skaityti, valio gerai. Sekantis aspektas - fizinis aktyvumas, ar ne, reguliarus fizinis aktyvumas. Bent jau 60-75 minutės 3-5 kartus per savaitę kaip minimum, plus įsitraukti jėgos pratimus, aerobiniai pratimai arba kaip minimum 10 000 žingsnių per dieną. Žinoma, atsižvelgiant į amžių, į gretutinės ligas, bet jeigu kalbėtume taip apie vidutinio amžiaus pacientą, tai tokios būtų rekomendacijos ir žinoma mityba. Tai atsisakyti didelio glikeminio indekso angliavandenių, tai yra tie blogieji cukrai, ar ne, tai balta duona, bandelės, batonai, makaronai, jeigu yra jie nepilno grūdo. Taip pat nelabai rekomenduojam vaisių antroji dienos pusėje po 3-4 valandos, tai irgi yra gliukozė. Nes daug pacientų būna taip, aš vakarė suvalgau 3-5 obuolius, taigi sveika, taip skaidulos valio. Bet pirmoji dienos pusėje, antroji dienos pusėje, tai tas pats, iš cukraus prasme, tai tas pats, kas suvalgyti visą plytę šokoladą. Čia geras patarimas, aš kažkaip mėgstu obuolius valgyti vakarą. Dabar mandarinai. Tai lygiai tas pats. Tikrai taip. O jeigu grįžtant apie vaistus, tai ar yra kažkokia stebuklinga piliulė cukriniam diabetui? Nežinau, ar tai stebuklinga, bet dabar vaistai labai patobulėjo, lyginant tai, ką turėjom, tarkim, prieš 10 ar 20 metų, tai dabar revoliucija cukrinio diabeto gydyme tikrai yra inovatyvių vaistų, kurie keičia cukrinio diabeto gydymą iš esmės, ne tik diabeto, bet ir kitų ligų, nes diabetas nevaikšto vienas, jisai mėgsta kompaniją. Diabetikai serga tiek širdies kraujagyslių ligom, ar ne, tiek lėtinė inkstų liga. Tai labai džiugu, kad yra naujų vaistų, kurie padeda gydyti ne tik patį cukrinį diabetą, bet ir tas kitas ligas. Galima kalbėti apie, tarkim, paminėjot piliulę, ar ne, tai Lietuvoje turim vienintelę piliulę, kuri yra geriama, tai kalbėtume apie į gliukagoną vieną panašaus polipeptido receptoriaus agonistą, ar ne. Tai ir, tarkim, galiu paminėti semaglutidas, kuris yra vienintelis geriamas ir jis labai turi teigiamą geriamą efektą. Taip pat jis gali būti ir leidžiamas kartą per savaitę. Jį gali paskirti gydytojas. Ir šeimos gydytojas, ir vidaus ligų gydytojas. Tai jis turi plačias indikacijas ne tik diabetui gydyti, bet ir širdies nepakankamumą galima gydyti. Turi pagal naujas studijas ir lėtinė inkstų lygai. Dėl širdies nepakankamumo galbūt dar kita vaistų klasė būtų privalumų daugiau turinti, bet turiu menį, kad šitie vaistai dengia visas šitas ligas. Kaip Jūs manot, kada šeimos gydytojas turėtų atsiųsti gydytojui endokrinologui? Na, pavyzdžiui, pacientai, kad žinotų, kada turėtumėte. Ar būtina, tarkim, iš karto atsiųsti nustačius antro tipo cukrinį diabetą? Galimai ne, jeigu pacientas, tarkim, yra orientuotas ir jeigu šeimos gydytojas turi laiko ir randa laiko papasakot pacientui bent trumpai, ką valgyt, ko nevalgyt, nes arba bent jau nusys pas slaugytoją diabetologą dėl mitybos, tada pamokint, kaip naudotis glikomačiu, duoti glikomatį, nes vaistiniai paduos ir nieks neapmokins, ne visada visi moka pasižiūrėti internete, kaip to naudotis. Ir aptart tuos pirmus gydymo tikslus, ar ne? Paskiriam pirmą, pradedam nuo metformino, tai yra vaisto cukriniam diabetui gydyti kaip pirmo pasirinkimo. Tai bent mėnesiuką, kol susidraugauja su ta liga, gali, manau, kad ir šeimos gydytojas. O paskui, jeigu pacientui kyla klausimų, taip, galbūt laisvai leikt pasirinkti, ar ne? Ar jūs tikrai norite, galima duoti siuntimą endokrinologui. Sekantis aspektas, tai per 3 mėnesius tada atlikti glikozilintą hemoglobiną, kuris parodys diabeto kontrolę. Jeigu tas diabetas blogai kontroliuojamas, tada būtina siųsti. O būna taip, kad per vėlai pas Jūs atkeliauja pacientas? Tikrai būna ir būna, kad atrodo, kur Jūs buvote prieš metus ar 2, nes jau nauji vaistai rinko jau keli metai, čia nėra vakar atsiradę ar prieš metus, jau porą metų Lietuvoje turime ir yra pacientai, kurie serga diabetu, plus infarktas ar insultas persirgtas ir jos būtų galima skirti kompensuojamas, bet tie pacientai tų vaistų negauna ir po šiai dienai, tai būna liūdna, nes automatiškai 2 metai atimti iš žmogaus. Gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė šiandien Vilnelės klinikų virtuvėlėje kalbasi su manim, Vytautu Kasiulevičium, ir kalbame apie įvairias endokrininės ligas. Antra tokia
sudėtinga liga, apie kurią norėtųsi pakalbėti, tai yra nutukimas. Kaip žinoti, kad jau esi nutukęs? Na, tai žinojimas čia labai daug ką nepriduos. Esminis dalykas, ar nenutukimas, tai irgi lėtinė liga, jinai dažniausiai progresuoja, recidyvuoja ir jinai atsiranda dėl perteklinio riebalinio audinio susikaupimo arba nenormalaus jo kaupimosi ir visą tai sutrikdo žmogaus sveikatą, didina kitų lėtinių ligų riziką ir priešlaikinį mirtingumą. Ir tas žinojimas, tai didžioji dalis mūsų vis vien matom save veidrodį, tik tai mažoji dalis žmonių nežiūri tikriausiai į veidrodį ir matom, jeigu kūno svoris vis didėja ar ne, sveriamės, tas svoris mūsų netenkina, reikėtų jau kreiptis į gydytoją. Šiaip nutukimas apibrėžiamas pagal kūno masės indeksą, kurį paskaičiuojam svorį, padalinam iš ūgio kvadrato, ar ne, ir jeigu mūsų kūno masės indeksas neįeina į tas ribas, mes galim turėti arba antsvorį ar ne, arba toliau jau blogesnius variantus, tai yra nutukimą, kuris skirstumas pagal laipsnius, 1, 2, 3, hematobidinis, tai pagal tai. O koks didžiausias jūsų nuomonė yra mitas apie nutukimą? Mitas gal labiausiai toksai iš juokingų, ar ne, kad aš nestambus, mano kaulai sunkus, ar ne, tai padarom rentgeną ir matom, kad tie kaulai visų vienodi, tik tai aplink kaulus esantis minkštieji audiniai, vienų platesni, kitų siauresni, tai šitas aspektas, o daugiau, kad, aš nieko nevalgau, bet svoris auga, ar ne, tai yra ir šitas aspektas, tai... Bet tas nieko nevalgau, reiškia, kažkuriam gyvenimo etape, matyti, jau buvo prasileista ir suvalgyta daugiau negu reikėjo. Taip yra ligų ir nereikia nutukimo nurašyti vien tik tai ant valgymo, ar kad sakyti, kad pacientas per daug valgo, mažai juda, nes šitas aspektas nepadeda. Jau kai yra nutukimas, taip mes tą rekomenduojam, mityba yra numeris 1, bet didžioji dalis pacientų, kurie turi nutukimą, jie jau būna išbandę N dietų. Gali rašyti tikriausiai knygas, kokių dietų būtų galima laikyti. Ar nutukimas yra priklausomybės forma? Čia jau tada kitas pogrupis būtų apie valgymo sutrikimus ir nutukimas, ar ne, nes tada galėtų būti, kai žmogus save lepina arba paguodžia maistu, tai tada tam tikra priklausomybė yra, bet ar tai procentaliai daug, manau ne, nes nutukimas gali būti ir tiesiog maistinės kilmės, dėl to, kad mes suvartojam per daug maisto ir per mažai jo išeikvojam, ar ne, dėl gyvenimo būdo, vėl dabar maistas labai kaloringas ir nebe toks, kaip anksčiau buvo. O nutukęs žmogus gali būti sveikas? Gali būti ir sveikas, jeigu žiūrėsim tik grinai laboratoriškai, pagal tyrimus ar ne, kartais ateina pacientas, kokią 140 kg, padarai jam gliukozė normali, cholesterolis kraujyje normalus, kepenų fermentai geri, iš pažiūros pagal tos aspektus yra sveikas, bet tada žiūrim, paklausim, kaip fizinis krūvis, ar nesunku surišti batų, kai ar galite užlipti 5 aukštą, dažniausiai atsakymai būna, kad nelabai. Tai 3 aukšte turi sustoti, pailsėti, tai jau rodo, kad jo širdeliai krūvis didelis. Ar jūsų pacientai gėdėjasi kalbėti apie nutukimą, savo nutukimą? Jau kaip pas mane ateina, jie jau ateina su tikslu, jau žino, kad jie ateina ieškodami pagalbos, ar ne? Bet tas gėdos jausmas, tas stigma nutukimo yra ir kai mes kalbam su pacientu apie nutukimą, apie svorį, ką valgo, ką daro, kaip prieš tai sekėsi, paskui matuojam spaudimas visada būna aukštesnis. Kai ateina sekančiam vizitui, spaudimas būna ženkliai geresnis, arba jeigu su kitu pacientu kalbu ne apie svorį ir matuoju jo spaudimas nebūna padidėjęs. Tai taip, nutukimas yra ta tema, kuri pacientui yra dirgli, yra didžiai daliai skaudi, nes nemalonu kalbėti apie tai, kas žmogui yra iš tiesų nemalonu, nes kūno kultas dabar yra visais laikais tikriausiai buvo toks truputėlį išaukštintas. Didžioji dalis mūsų norim atrodyti kiek įmanoma, kaip pasakyti, patraukliau ar ne, ir tie papildomi kilogramai to patrauklumo dažniausiai neprideda. O kaip gydyti nutukimą? Chirurginiu peiliu ar vaistais? Galima ir taip, bet reikia praeiti tą truputėlį kaskadą, neskubėti, nes būna pacientų, kurie ateina ir jau aš noriu mažinti skrandį. Gerai, kad norit, bet pirmą pasikalbėkim, ką jau bandėt. Ne pats pacientas turi nuspręsti. Tikrai ne pats pacientas. Taip, paciento noras yra svarbus, bet visiems šitiem žingsniam yra indikacijos ir be tų indikacijų negražu apeiti kitas galimas variantus, ar ne pirmą, ar ne, tai turėtų būti mityba ir dietologas, be dietologo kalbėti apie nutukimo gydymą negražu ir neverta. Taip, didžioji pacientų dalis jau, kai ateina pas endokrinologą, būna buvę pas dietologą ar prieš tai ir planuoja eiti. Visokių tų atvejų būna, tada pakalbėti apie fizinį aktyvumą, kiek jo gali turėti. Tarkim, žmogus, jeigu turi 2 laipsnio ar 3 laipsnio nutukimą, kai kūno masės indeksas aukšti ir ne apie virš 40 imkim, tai jiem tas fizinis aktyvumas
nėra labai stipriai ir labai stiprus rekomenduojamas, nes apkrova sąnariam labai didelė, ar ne? Tada elgsenos terapija, ar ne? Kaip valgo, ar nėra valgymo sutrikimų, ar reikalinga psichoterapeuto terapija, konsultacija dėl kognityvinės elgesio terapijos, tą aspektą reikėtų. Šita vieta yra ir ypatingai jautri, nes jeigu paciento paklausė, gal jums reikėtų pas psichoterapeutą, tai gali ir supykti ir daugiau nebegrįžti. Tai reikia labai ypatingai atsargiai. Ir tada ketvirtas žingsnis yra farmakoterapija, ar ne? Bet jinai galima ir rekomenduojama tiem pacientam, kurie turi tikrai nutukimą, tai yra kūno masės indeksas virš 30, arba jų turi antsvorį ir gretutinių ligų, kaip tarkim padidėjęs cholesterolis, ar spaudimas, ar diabetas, jiem irgi galima svarstyti, bet jeigu prieš tai išbandyta dieta nepadėjo, tai vat, po pusės metų kūno masės indeksas nesumažėjo 5%, svoris nesumažėjo 5%, tada reikėtų galvoti apie farmakoterapiją. Jeigu ir farmakoterapija nepadeda, kūno masės indeksas virš 40 arba nuo 35 iki 40, plus ten diabetas, hipertenzija, cholesterolis padidėjęs. Hipertenzija tai yra padidėjęs kraujo spaudimas, taip pamiršau paminėti. Tada galvoti apie chirurginį gydymo metodą. Tai tokios yra indikacijos. Gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė šiandien pas mus svečiuose, mes kalbamės apie endokrininės ligas. Ir dar vieną temą norėčiau su jumis, gydytoja, paliesti, tai yra skydliaukės ligos. Skydliaukės ligos, jos paplitusios, tačiau klausimų vis tiek yra labai daug ir pacientams, ir netgi gydytojams. Yra daug irgi visokiausių mitų ir supratimo įvairaus. Pavyzdžiui, ar visos moteris turi mazgelį skydliaukėje? Sako, kad kiekviena tikra moteris turi skydliaukės patologiją. Kad kiekviena moteris turi skydliaukę, tikrai turi, ar mazgelį turi, tai tikrai kiekviena neturi, tai yra faktas. Taip, skydliaukės ligų paplitimas didėja, juolab, kad ir diagnostika gerėja, bet reikia atskirti jodo deficitinės zonas ir ten, kur jodo netrūksta. Tai ten, kur jodo netrūksta, tų mazgų yra ženkliai mažiau, nuo 2 iki 7%. Ten, kur yra jodo deficitinė zona, jodo trūksta, ar ne, nes jodas yra pagrindinė statybinė medžiaga būtent tiroksino gamybai, nes skydliaukė gamina hormoną tiroksiną. Tenai mazgų tikimybė yra didesnė, tai apie 50-70% populiacijos gali turėti mazgų ir ta rizika didėja su amžiumi. Kuo vyresnis žmogus, tuo mazgų atsiradimo tikimybė skydliaukė yra didesnė, taip pat moteriška lytis didina riziką. Bet jeigu kalbėtume apie piktus mazgus, tai vyriška lytis yra susijęs su didesnė rizika. O kas tas mazgas? Žmonėms tai yra irgi toksai nežinomas dalykas ir įdomus. Gal galėtume populiariai, paprastai paaiškinti, ar mazgas jau čia koks tai nuosprendis ir vėžys, ar dar kas nors? Taip, tai didžioji dalis mazgų, iki 90% skydliaukės mazgų yra gerybiniai, ar ne? Tik apie 5-1% skydliaukės mazgų yra piktybiniai. Tai daug žmonių turi mazgų ir didžioji jų dalis yra gerybiniai ir pacientus raminam, kad šitas mazgas yra geras, nėra čia ko bijoti ir tiesiog jūs jų turite ir turėsit. Karoliukai, ar ne? Skydliaukai esantis karoliukai, rutuliukai, kuriuos mes matom, jeigu jie nedideli, matom tik echoskopiškai ar ne, jeigu jie yra didesni, tai ir vizualiai matosi kaklo srity, kad yra tokių guzelių kaklo srity, ar ne. O ta mazgė kas nors gyvena? Ta mazgė gali gyventi, jeigu jis būtų piktas, gali gyventi ir vėžiukas, ar ne. Bet kaip minėjau, ta statistika yra maža, nuo 1 iki 5% tų mazgų yra pikti, kita dalis jų yra visiškai gerybiniai, nieko su jais daryti nereikia. Taip, stebėti reikia, surašom rekomendacijas, viskas priklauso nuo to, ką matom atliekdami echoskopą, kaip tas mazgas atrodo ir tas rekomendacijas pacientui pasakom. Tai tikrai nėra kažkoks nuosprendis, kad jeigu turit mazgelį skydliaukai, kad jis bus piktas. Ne, taip tol. Žmonės dažnai sako, turiu strumą. Kas tai per dalykas? Taip, tai labai dažnai tą išgirstu, kad ateina ir pacientas sako, mano mama turi strumą, tai ir man pažiūrėkite, kur ta struma yra, dažniausiai net nežino pacientai, ar ne? Tai struma yra skydliaukė ir dažniausiai mes ją taip koduojam, kad struma tai yra skydliaukė, koduką turi savo kodavimo sistemoje. Tai struma yra skydliaukė ir nieko čia nuo to įsigąsti nereikia. Sekantis aspektas, ar jinai padidėjusi ar ne, tai čia yra klausimas. Tai ar jinai padidėjusi galim vizualiai matyti, žiūrėdami į kaklą. Kitas, kas mums padeda atsakyti į šitą klausimą, ar skydliaukė padidėjus ar ne, yra ultragarsinis skydliaukės tyrimas, tai kuomet echoskopu daviklį žiūrime, braukome per kaklą ir matome monitorium skydliaukę ir galim ją išmatuoti ir pasakyti, ar ta skydliaukė padidėjus. Jei padidėjus, tai sakom, taip, jūsų struma padidėjus. Bet šiaip tai yra kodukas struma, nes tokio kaip parašymo, kad skydliaukė jūsų veikia gerai, nėra, koduojam strumą.
O kokie požymiai rodo, kad turite skydliaukės bėdų? Taip, tai čia reiktų išskirti du dalykus. Ar ta skydliaukė veikia per daug aktyviai, ar skydliaukė veikia per daug silpnai, ar ne? Tai yra du skirtingi dalykai ir skirtingi požymiai būna. Kartais būna, kad susimala, bet dažniausiai įsiskiria. Tai jeigu skydliaukė per daug aktyviai veikia, per daug gamina savo hormono tiroksiną, tai žmogus būna labai aktyvus, nes tiroksinas aktyvina metabolizmą, ar ne? Tai tada gali ir rankos padrebėti, padidėjęs prakaitavimas būna, ir zlumas padidėjęs, dirglumas. Krenta svoris, nors pacientas tą patį valgo. Ir iš pradžių labai patinka visiems, ypač moteriam patinka, nes valgau, ką noriu, krenta svoris, turiu daug jėgų. Tiesiog fantastika. Bet paskui po mėnesiuko dviejų, dėja organizmo rezervas išsenka, pradeda širdis permušti, neranda savo vietos, prastai miega, su visais pykstasi. Dažniausiai, kai toksikozė, mes tai vadinama hipertirozė arba toksikozė, pacientas su tokia diagnozė įtariama jau laukia, tarkim, prie gydytojo kabineto, jisai nesulaukia, kad jį pakviesti, jis jau pats, kaip sakom, raunasi į kabinetą. Tai irgi jau ženklas, kad tikėtina šiam pacientui bus skydliaukės hiperaktyvumas. O kaip jūs, gydytojai endokrinologai, tyrėte dėl skydliaukės ligų? Ką jūs darot, atliekat laboratorinius tyrimus? Tai visada, kaip visada, su pacientu pirmas svarbiausia, manau, visada yra anamnezė. Tai yra pasikalbėti su pacientu, leisti jam įsipasakoti, klausiu, ko jūs skundžiatės. Yra tokių, kur ateina ir kaip ir nieko nesiskundi, tada pabandai kažką pasiūlyti, duodi meniu iš skydliaukės ligų, jeigu matau siuntimą, atsiuntė šeimos gydytojas, tirtas dėl skydliaukės hormonas, vadinamas tirotropinis hormonas, nenormos ribose. Tarkim, padidėjęs, jeigu kalbėtume apie skydliaukės hipotirozę, tai yra neveikimą, ar ne? Ir pacientas sėdi, aš nieko nežinau, man čia padarė tyrimą, aš nieko nesiskundžiu. Taip būdinga hipotirozei, kad pacientas bus vangesnis, jis gali būti tinginukas, meškutis, jam didės svoris, apatiškumas atsiranda, šalta pastoviai būna, slenka plaukai, kietėja viduriai, lėtėja pulsas. Tai tokie pacientai būna tingus ir gali nieko nesiskųsti, bet dėl to, kad žmogus nieko nesiskundžia, nereiškia, kad jam yra gerai. Kiti linkę skųstis, nes save analizuoja, kiti ne. Tai tokie būtų požymiai. Ne, tai surinkam anamnezę, pasikalbam su pacientu, tada objektyviai pažiūrim, kaip žmogus atrodo, pačiupinėjam skydliaukę, pažiūrim, ar ten čiuopiam kokį mazgelį ar ne, tada be abejo laboratoriniai tyrimai paskiriami, tai skydliaukės hormoną žiūrim, jeigu būtent apie skydliaukę kalbam, nes svarbiausias yra tirotropinis hormonas, tai yra skryninginis hormonas, bet reikia nepamiršti ir pačios skydliaukės gaminamų periferinių hormonų, tai yra vadinama laisvo tiroksino ir laisvo trijotironino. Pravartu ištirti ir antikūnius, paskui jų dinamikai stebėti nereikia. Čia irgi labai didelė komercija ir klaida yra siekti dinamikoje tos vadinamos antikūnius prie skydliaukės peroksidazę. Visi pacientai, kurie turi problemų su skydliaukė, žino tą tipo. Tai. O aš turėjau savo praktikoje tokį įdomų įvykį. Pacientė, kuri serga skydliauke, problema, atėjo su savo sūnum mažuoju ir jisai manęs paklausė, daktarė, o kiek skydliaukėje telpa ligų? Jeigu aš jūsų paklausčiau. Kiek telpa? Čia labai geras klausimas, kiek čia reiktų vardintis ir rašytis, ar ne? Tai vėl aš išskirčiau į tas dvi grupės, kur per daug aktyviai veikia ir ne per daug aktyviai veikia, per silpnai veikia ir tada juos galima išdiferencijuoti, ta kita grupė, ar ne, tai yra skydliaukės vėžys, skydliaukės mazgai, bet tikrai telpa nemažai tų ligų ir labai svarbu atsižvelgti, tai ir nėščiosios atskira ligų gali būti grupė, tos, kurios planuoja nėštumą, ne tai, kad ligų grupė, bet padėjimas pastoti esant skydliaukės subklinikiniai, tai yra žingsnis iki tarkim, skydliaukės neveikimo, ką irgi reikėtų koreguoti. Kiek tiksliai, aš tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Netgi nevaisingos poros galėtų tikrai drąsiai, jeigu nepavyksta pastoti, reikia tikrinti skydliaukę ir žiūrėti, kas galėtų įtakoti, nes net jeigu moteriai ir vyksta mėnesinės ar ne, ne visada įvyksta ovuliacija ir jeigu neįvyksta ovuliacija, tai iš tų mėnesinių, kalbant apie vaisingumą, menkai naudos yra, tai tas yra svarbu. Ar teisingas posakis pagerk seleno ir viskas su skydliaukė pas tave bus tvarkoje? Ir taip, ir ne, žiūrint, kas tai skydliaukiai vyksta, ar ne? Tai dažniausiai skydliaukės ligos yra sukeltos autoimuninės kilmės, kai pats organizmas pradeda gaminti autoantikūnius ir sunaikina skydliaukę, ar ne? Arba užveda tą skydliaukę ir jinai per daug veikia. Tai selenas yra antioksidantas, maisto papildas, tai ne vaistas, bet jisai galvojama, kad slapina tą autoimuninį procesą, taip pat gerai plaukam, nagam, odai, o kas nenori gerų plaukų, nagų ir odos. Bet yra tas aspektas, kad svarbu ir neperdozuot, ar ne? Tai jeigu pacientas kasdien valgo braziliškus riešutus, kurie irgi turi savo sudėti daug seleno ir dar geria seleno papildus, tada gali jau perdozuot ir čia yra pavojus.
Ar tikrai būtina prieš rekomenduojant ištirti seleno kiekį? Čia irgi atviras klausimas, nes tokios rekomendacijos nėra. Tai tiesiog paklausti paciento, ar daug riešutų nevalgo, tai ypatingai braziliškų, jeigu ne, tai tikėtina, kad jo seleno bus koncentracija normali arba ties apatinė normos riba ir rekomenduoti galima. Rekomenduojam dažniausiai vartoti periodiškai, tai yra 3 mėnesius geria, mėnesiuko 2 pertrauka ir vėl 3 mėnesius geria. Nuo 100 iki 200 mikrogramų parai, neperdozot, nes perdozot irgi yra negerai. Šaunu, jūs labai gerai papasakojote viską apie endokrininės ligas ir aš norėčiau pokalbį užbaigti tokiu visai kitokiu klausimu. Kaip manot, ar gydytojas savo darbe gali būti laimingas žmogus? Aš manau, kad taip. Tai jeigu darbas neteikia pasitenkinimo, tai yra blogai, reikia tada darbą keisti. Ar ne? Taip, mes kartais pavargstam, bet kai ateini į darbą ir pasikvieti pacientą ir matai tą pagerėjimą, ypač labai smagu, kai ateina tiem pakartotiniam vizitam ir pacientas šypsosi, dėkoja, parašo padėką ir gauni laišką, kad ačiū, ten išgelbėjot. Tai tas suteikia kažkokios vidinę motivaciją, vos nesparnus tą dieną grįžti namo ir dar gali ant darbų padaryti. Tai aš manau, kad gali būti laimingas. Tai būna ir kitokių dienų, o kur nebūna, ar ne? Bet gydytojas tikrai gali būti laimingas savo darbe. Čia buvo gydytoja endokrinologė Kristina Švaikevičienė. Ačiū už pokalbį. Geros dienos.